sakėt, jūs sesuo labai nori austi? Jos svajonė, taip, jos svajonė, jis neturi laiko, mes netgi iš kaimo senovinės tas rakles jo atsivežėm, išardytas, kas yra, kas nėra, nežinome, bet netgi tą jinai parsivežė. Bet va taip ir liko laukti neaišku ko, tikriausiai senatvė. Stakles iš kokio krašto? Iš Zarasų rajono. Nu, ten tie kraštai audėjų turėjo. Taip. O kas audė staklės? Močiutė. O mama neperėmė nuo kažko? Tėtis iš šeimos pusės buvo. Ne, nieks iš 9 vaikai nieks neperėmė. Ir viena gyveno ten su jie visą laiką kaime ir neperėmė. Išardytos jau buvo, aš jų net nemačiau stovinčių staklių. O kur dabar laikot? Ant aukšto, sodo nameliuose. O tai nenorite to, kad nebūtų tos liūdnos istorijos, kur dažnai girdžiu, kad ten stovėjo ir paskui sudegino? Nu, dar neleidžiu. Nu, tai va, aš truputį motyvuokite. Yra žmonės, kurie žino, kaip jas naudoti. Aš šitą paimsiu. Kažkodėl spalvotą noriu. Nu va, kaip jūs čia bežiūrėdama. Kažkodėl spalvotą. Tai va, ir būtinai sesiai žinę tada, o gal ir jūs pačia? Man kažkaip iš kantrybės tiek daug neturi. Jinai ir siuvinėt mėgsta. Bet žinokit, kiek įdomių pokalbių ir bendravimo, bendryščių atsiranda. Tikiu. Sakau, jinai kažkaip aš taip Vis kiek per galima greitą. tam skubančio pasaulyje skubėti. O turit gal dar močiutės, ką nors ir šaustą, ar tik staklės reikia? Turime. Vieną turiu ilgą kilimą, kaip takelį. Kitą sudeginom netyčia. Ne dėl to, kad norėjom sudeginti, dėl to, kad netyčia maža vaikas buvau biški tenais piromanija, užsiiminėjau bute ir biški sudeginau. Tai vienas išliko dar jos išausti, bet tik vienas. Ar iš siūlų, ar iš kažkokių drabužių, kaip Ne, būna iš siūlų. juostelės? Iš siūlų. Ir takus ausdavo tiesiog? Takus. Aš turiu takus, nieko kito nemačiau, tik takus. O sesuo dar iš vyro pusės žinau, kad tenais irgi turi kažką, o aš tik tai takus, nes paskui, kai jau buvo didesnė, jau močiutė nebeausdavo. Buvo staklės išardytos ir užkeltos į viršų. Tai aš tokios jos audančios net nemačiau, tik tai va tos takus nuo tėvų atsimenu. Man tai gaila ypač tų staklių, kaip sakoma, kad jos nesvarbu, gal jos ir ne visos, nes ten irgi atrinkom, ką neatrinkom, gal ten kažką pataisyti reikia, bet jos yra autentiškos. Tai, kas išlikė, tai yra autentiška ir ganėtinai nemažai. O močiutės takai kokie buvo, kokius spalvų? Vieni buvo spalvotom juostelėmis įvairių, o vat kur turiu, tai vienas buvo geltonai, kas tikriausiai tenais, o kitas toks bordo, kaip bordo spalva, su tokiom gėlytėm, ne tokiom, bet tokius ornamentais, tais lietuviškais vadinam. Nespalvoti, arba vienos spalvos, arba kitos spalvos. Įdomu, ko ten močiutė prikodavo. Gal, žinot, visą gyvenimo istoriją surašė. Aš irgi dabar galvoju, kad man jau netgi įdomu pasidarė, nes lyg tai iš vienos pusės kapos. Reikėtų susipaveiksluoti, pasižiūrėti, kas ten yra tada. Nu, tai svarbi čia, vėlgi, čia mano irgi iš mamos, ta informacija, kad perrodoma. Perimti iš jų. Tai ta informacija iš kitų irgi svarbi.